tam Bernui. Demografinė katastrofa nepagerės. Tai va, pagrojam, palinksminom truputį. Tai neilgai taip? Tai galim pradėti. Visą dainą? Va. Reikia užsidėti šarkė, kaip muzikantas. O. Ta ir laukiam. Jeigu filmuoja, tai moterų viniotinis. Nepasakiau, moterų viniotinis, nes iš pradžių būna viniotinis, o viniotinis būna po to. Pirmą kartą pupų dėdė Maksimos aikšteliai groja moterų viniotinis. A kodėl nedainuoja? Šitas, žinokit, grojimas moterų viniotinis, o viniotinis įeis į Biržų istoriją. Ne Biržų, Rokiškio. Rokiškio. Va taip. Matot, saulė perkaitino galvą. Žinokit, saulė labai stipri perkaitino galvą, atminties centrą perkaitino galvoje esantį. Ir sumaišiau miestų pavadinimus. Nesvarbu. Tai padainuokit. O vienam žentui buvo, žentas gyveno su žmona ir uošvinė gyveno. Tai žentui perkaitino šitą vietą atminties, tai sumaišė lovas. Nuėjo miegot ne pas žmoną, bet pas uošvinę. Tai neblogiaugi gavo. Bet žinokit, anksčiau jis kaulėdavo uošvinę mašiną pirkti. Ir nebūdavo vis pinigų pas uošvinę. O po sumaišymo lovų uošvinė tekina apie vaštų susipirksiausių mašinų. Gerai, молодец. Ačiū jums. Gerai, молодец. Parama. Jo, gyvenimas liūdnas, tai reikėjo biškį palinksmint žmonės, nors vienai minutėj pakelt nuotaiką. Kam pakelt nuotaiką? Gerai.